Sveiki gyvi susirinkę į Fitsport gatvės gimnastikos taurę 2016-ieji. Kaip ir kiekvienais metais, komanda Street Workout Mažeikiai sporto papildų parduotuvė Fitsport bei sporto studija Tirkšliai organizuoja vieną sudėtingiausių sportinių varžybų visame mieste Mažeikiuose. Ir čia susirenka jaunimas, kuris užsiiminėja gatvės gimnastiką ir išbando savo jėgas įvairiose rungtyse. Šių varžybų tikslas yra tas, jog skatinti jaunimą ir ne tik propaguoti sveiką gyvenseną, bet ir atsisakyti žalingų įpročių. Jeigu kažkam nėra aišku, kas tai yra gatvės gimnastika, tai iš karto sakau, tai jėgos ir ištvermės sportas, kuriame naudojantis tik savo kūno svorio atliekami įspūdingi jėgos pratimai. Taip kad renginio organizatoriams taip pat turėtume padėkoti. Tai yra Street Workout Mažeikiai komandai, sporto papildų parduotuviai Fitsport ir žinoma sporto studijai Tirkšliai. Šio renginio organizatoriai tai yra rėmėjai Auksinis apuokas, fitsport.lt, sporto studija Tirkšliai. Tai va, visą šią dieną renginyje žiūrovai susirinkę turės galimybę išvysti net 7 rungtis ir jose besivaržančius dalyvius. Jūsų laukia šiandieną visai netrukus prasidėsiantis laisvasis stilius, tai yra ant lygiagrečių ir skersinio. Po to jūsų laukia ir prisitraukimų maksimumas ant skersinio, atsispaudimų maksimumas lygiagretėse, atsispaudimų maksimumas ant žemės, prisitraukimai su maksimaliu svoriu, savo svorio štangos spaudimas ir žinoma rankų lenkimas dešinė ranka svorio kategorijose iki 80 kg ir nuo 80 kg. Taip pat šioje šventėje šiandien šiame renginyje po visų organizuojamų rungčių vyks intensyvi nemokama pump treniruotė su svoriais visam kūnui, apie tai šiek tiek vėliau. O štai renginio dalyviai dalyvaujantis organizuojamuose rungtyse ir iškovoję prizinės vietas bus apdovanoti Fitsport vertingai šiais prizais, kurie prieš jūsų akis, tai taurės, diplomai ir visa kita. Ir šiandien taip pat bus išrinktas stipriausias gimnastas. Iš visų dalyvių bus renkamas stipriausias ir apdovanotas dar vertingesniais prizais. Norint būti stipriausiųjų, būtina dalyvauti freestyle rungtyje, pirmoje rungtyje, kuri dabar netrukus ir prasidės. Nugalėtoje rinksime susumavę bendro taškų sumą iš visų gatvės gimnastikų rungčių, tad jeigu norite tapti stipriausiųjų gimnastų, teks stipriai ir paplušėti.